Vitaminas D. Apie jį dažniausiai išgirsta šeimos susilaukusios pirmagimio. Ir nereta mama galvoja, kad toks preparatas jų namų vaistinėlėje turėtų būti iki tol, kol mažyliui sukaks metukai. Štai tokiems pabiručiams dažno manymu šis vitaminas jau nebereikalingas. Deja, tai netiesa. Paskutiniaisiais dešimtmečiais labai aktyviai yra diskutuojama apie vitaminą D, apie jo naudą žmogaus organizmui. Ir kuo toliau, tuo daugiau yra mokslinių tyrimų ir įrodymų, kad tai iš tikrųjų labai svarbi medžiaga mūsų organizmui, kuri dalyvauja įvairiuose medžiagų apykaitos procesuose. Ir jeigu anksčiau buvo manyta, kad vitaminas D yra reikalingas tik tai rachito, osteoporozės profilaktikai, tai šiuo metu atsiranda vis daugiau tyrimų ir įrodymų, kad vitaminas D3 yra naudingas ir įvairių kitų ligų profilaktikai. Ir jeigu, tarkim, žmogus yra prastos nuotaikos, depresiškas, jam skauda raumenys, galima įtarti, kad trūksta vitamino D. Vitamino D yra įvairių formų, tačiau nustatyta, kad pats veiksmingiausias yra vitaminas D3. Jo reikia įvairaus amžiaus žmonėms, pradedant kūdikiais ir baigiant senoliais. Vitaminas D labiausiai ir ypatingai yra rekomenduojamas mažiems vaikams. Mes esame įpratę, kad kūdikiai su mamos pienu tarsi gauna visą, kas jiems yra reikalingiausia. Bet dėja, vitamino D ne visada gauna pakankamą kiekį ir jau vaikučiams nuo 1 mėnesio amžiaus rekomenduojama yra naudoti vitaminą D. Bet mamos savęs taip pat neturėtų pamiršti ir būtinai turėtų pasikonsultuoti su savo šeimos gydytoju, ar kartu ir joms pačioms nederėtų vartoti vitamino D. Taip pat vitaminą D labai siūloma vartoti paaugliams, vyresnio amžiaus žmonėms, nes atsiranda įvairių rizikų kitoms ligoms atsirasti. Paskutinių medicininių stebėjimų duomenys ir tyrimų rezultatai negailestingi. Pasirodo, trūkstančio vitamino gali kilti rimta grėsmė sveikatai. Trūkstant vitamino D gali pradėti kai kurios vėžio formos vystytis, kad vitamino D trūkumas turi įtakos 1-2 tipo diabeto vystymuisi, daugeliu imuninių ligų, o taip pat Alzheimerio lygai. Vitaminas D gaunamas su saulė ir nedideliais kiekiais pasisavinamas su maistu. Daugiausiai jo yra žuvyje, žuvų taukuose, kiaušinio trynyje, piene. Deja, Lietuva negali džiaugtis itin saulėtais orais, o ir mūsų mitybos įpročiai neatitinka keliamų reikalavimų. Todėl mūsų šalies gyventojams yra nustatytas didelis vitamino D trūkumas. Specialistai rekomenduoja organizmą papildyti vitaminu D vartojant maisto papildus. Visai neseniai mūsų vaistinėse atsirado aliejinis vitamino D3 tirpalas, kurį gamina Valentis. Tai yra lietuviškas produktas, kuris yra be konservantų, be dažiklių, be kvapiklių ir labai puikiai dozuojamas. Todėl gali būti naudojamas tiek kūdikiams, tiek ir vyresniems žmonėms. Jungtinių Amerikos valstijų Kreitono universiteto mokslininkai nustatė, kad vitaminas D3 nuo 56 iki 87% yra veiksmingesnis už vitaminą D2. Daugiau informacijos apie vitaminą D3 rasite www.hiperpharma.lt.